atvažiavus Kaskados komanda, visa žino, gražina mamas, daro plaukus, nagus, antakius, viską. Taip, kad kelkitės iš lovos ir varome grožio procedūras. Tai aš esu Vaida Kamarauskienė, Kaskados atstovas šiuo metu, bet atvykom su jungtinė komanda, tai yra Kaskados ir Kiksos, kirpėjų grožio specialistų asociacijos merginom. Atvykom grožio atvežti, nes aš vis dar šventai tikiu, kad grožis vis tiek yra gėrio dalis ir geros emocijos dalis. Tai stengiamės šiandien padaryti mamytėms šventę, kad jos pasijustų moterim, kad nebūtų užmirštos, puikiai žinom, kas tas yra. Ir gal didžiausias tikslas netgi atvežti gerą nuotaiką, nors kiek tas mintis prablaškyti ir praskaidrinti, tai labai tikiuosi, kad mums tas ir pavyko. Aš esu Augustė, o čia yra mano mama Kristina. Čia onkologijos skyriuje mes jau antrą kartą, nes šiuo momentu man reikės kaulų čiulpų transplantacijos. Laukiu jos, o rytoj padarys tyrimus, ar jau gali pradėti mane su sese ruošti. Kadangi Augustė reikalingi yra tyrimai ir mes šiandieną sužinojome, kad labai vyksta graži akcija, kad Kaukėno fondas atvyksta su merginomis iš grožio pasaulio, iš Kaskados. Ir su Augustė mus taip pat Miglį pakvietė pasigražinti ir mielai atvykome. Taip patiesino plaukus, padarė nagus, pamasažavo rankas. Nes, manau, šito įstaigoje, būtent praleidus tiek daug laiko, mamom tai yra ypatingai svarbu ir dukrom. Ir mažom, ir didelėm, ir paauglėjusiom, visom. Moterys nori būti visada gražios. Nuostabi edukacija mamytėms. Galima dažniau, iš tikrųjų galima dažniau, nes tikrai laiko savo trūksta. Esam labai dėkingi už šitą galimybę. Labai smagu matyti, kad į šitą mūsų projektą įsijungia ne tik mamytės, pas kurias važiavom, bet ir dukrytės, ir darbuotojos, slaugutės, kas galėjo, kas turėjo laiko, nes mes puikiai suvokiam, kiek jos atiduoda savęs ir jos lygiai taip pat pamiršė ir save, ir savo poreikius, o mergaitės, kurios čia guli, kurios serga, jos taip pat augančios damos. Ir labai noriu padėkoti Rimanto Kaukėno fondui, kad yra ta galimybė va čia atvažiuoti ir vežia gėrį, pačios pasikraunam optimizmo, tikėjimo, emocija čia yra pati geriausia ir žmonės su šypsenom. O mes norim pasakyti didelį ačiū fondui, nes tikrai pagalba emocinė labai didelė ir finansinė vaistam. Ir Augustė, ką sakom, didelį? Ačiū. Tai viskas šitas įvyko dėka šitų moterų ir tikrai atnešėt čia visai kitas emocijas. Mamos, kiek sutinkam, einant per koridorių visur švyti, visos gražios, visos laimingos. Didelis jums ačiū ir, kaip sakant, mums didelė garbė, kad jūs prisidedate prie mūsų veiklos. Mums tikrai labai malonu, kad galite paskaidrinti nuotaikas visom, kurios iš tikrųjų neturi laiko ir noro kažkur ištrūkti. Tai didelė pagarba jums.